Sveiki, šiandien esame Automoto parke, kur vyksta pirmasis 25 metų Alfa Fence Hard Enduro čempionato ir taurės etapas. Tai yra Hard Enduro varžybos, tai vien žodis hard reiškia, kad bus sunku. Turim rastų, turim akmenų, turim sudėtingą miško atkarpą, tai bus visiškas Hard Enduro vaibas ir lietus dar padeda, dar užmeta tokio gero prieskonio visam Hard Endurui, tai šiandien tikrai bus nelengvos varžybos, o laimės tik patys stipriausi. Nežiūrėkit, jaudinos! Žiauriai geras, truputį bijojau, kad dar vieną ratą reikės važiuoti, nes jau atidaviau savo jėgas. Nu gal reikės važiuosiu, bet jau ramiau. Ir žiūriu čia, išvažiuoju jau mojuoja vėliava. Labai gerai. Be klaidų, faktiškai vis vienoje vietoje nugriuvau, bet daugiau tai. Šiaip pačios varžybos liuks, ačiū organizatoriam, buvo labai smagu. Žiauriai gerai, motociklas irgi, taip tyliai dar nesu važiavęs, važiuoju, mėgaujuos, gaziuką tik davinėju, powerų nereikia mėtyti. Sekės gerai, pradžiai pasivarčiau pirmą važiavimą, dabar antrą nei karto nekritau. Super! Kelkitės visi, chebra, dalyvaukit, tikrai fan, tikrai susimatysim kitą etapą, galbūt daugiau mūsų bus, chebra. Ta, nesėdėkit sofoj.